Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias pasaulyje. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimęs 1875 metais, miręs 1911 metais, garsiausias Lietuvos menininkas, kurio gyvenimas buvo trumpas, bet labai prasmingas. Jis buvo ir kompozitorius, ir tapytojas, todėl jo kūryba išskirtinė. Čiurlionis jungia muziką su vaizdais, garsus su spalvomis. Jo kelias driekėsi per kelis svarbius miestus Europoje, kuriuose jis brendo kaip menininkas. Varšuva 1824 iki 1904 metais, pirmasis miestas, kuriame jis rimtai pradėjo studijuoti. Čia Čiurlionis mokėsi muzikos institute, dabar yra Federiko Šopeno muzikos universitetas, ir baigė kompozicijos studijas pas Zigmuntą Noskovskį. Tuo pat metu jis lankė dailės mokyklą. Varšuvoje pradėjo formuotis jo idėja, kad muzika ir tapyba gali susilieti į vieną meną. Leipcigas 1901 iki 1902 metais. Antrasis miestas, gavęs kunigaikščio Mykolo Oginskio stipendiją, Čiurlionis tobulinosi Leipcigo konservatorijoje, vienoje svarbiausių to metų muzikos akademijų. Studijavo pas Karlą Reineckį ir Salomoną Jedasochną. Gilinusi į fugos, polifonijos bei instrumentuotės meną. Leipcige jis įgijo gilių žinių apie Vokietijos muzikos tradicijas ir klasikinę kompoziciją. Sankt Peterburgas 1908 iki 1909. Trečiasis miestas. Čia Čiurlionis dalyvavo lietuvių kultūrinėme gyvenime, organizavo parodas, o taip pat sutiko Sofiją Kymantaitę, savo būsimą žmoną. Peterburge jo paveikslai pasiekė platesnę auditoriją, jis tapo žinomesnis. Ir visada jis grįždavo į Druskininkus, savo gimtąjį miestą. Čia Čiurlionis grojo bažnyčios vargonais, tapė ir sėmėsi įkvėpimo iš gamtos. Druskininkai jam buvo ramybės vieta. Nors Čiurlionio gyvenimas truko vos 35 metus, jo kūryba šiandien žinoma visame pasaulyje. Jis įrodė, kad net iš mažos Lietuvos gali kilti menininkas, kurio vardas žinomas visoje Europoje ir dar plačiau.